Sveiki visi, čia Mac Crafter ir šiandien kursiu antrą dinozaurų seriją. Nu, tai gerai, kaip mes ir pabaigėm, tai bandėm biškį paieškot Irono, bet nelabai nieko neišėjo. Tai dabar parodysiu, ką padariau. Nu, ką dariau, kol nebuvom, tai ką padariau, grindis. Paieškojau biškę, kaulo radau, Irono ieškojau, neradau, tik daugybę akmens. Tai galvoju, gal dabar, gal išeis dabar surast, bet dabar reikia trumpam permiegot. Nebūtų blogiukų, zombikų ir taip toliau. Gerai, ieškosim Irono, kad galėtume jau turėti savo dinozaurų. Nu tai va, ką aš dariau? Aš kasiausi žemyn, čia nieko neradau, tada šį pambairio čia nuvariau, čia radau daugybę kaulo, radau ir fosilijų, dar variau ten tiesiai ir ten nieko gero neradau. Tai aš taip tikiuosi, gal dabar rasiu ką nors. Čia sumautas žvyras. O, kažkas ten yra. Radom ir Ironą, kai man buvo mažai trūkė iki jo, neįsivaizduojat. Žiūrėjau, gerai, išsikirsim Ironą, kaip tik 3 pikeksui, skirsim, tada nebeįsivaizduoju. Tada reikės skirstis tos fosilijas ir žiūrėti, kiek gausim tų gerų fosilijų, iš kurių bus galima gauti dinozaurų ir taip toliau. Įdomu, kaulo šitą išsikirsim, tada eisim į kitą pusę ir bėgsiu tada išsikirti Ironą ir gauti šviežių gerų fosilijų. Žiūrim, čia dar šiek tiek toksai nedidelis, bet čia neįsim kol kas. Tik kol kas neįsim. Kol mums kol mes būsim pilni šiais resursais, tai bus viskas mums gerai. Gerai. Žiūrim, toliau einam. Pastebėjau, kad dar žiūrit serijas, žiūrėjot 27 ar kiek ten peržiūros, tai šiaip smagu, būtų fainai, kad žiūrėtume taip pat, kaip žiūrėjote kitą, nes tenais būdavo maždaug apie 100 peržiūrų, tai man labai buvo džiugu, kad buvo tiek peržiūrų. Gerai. Dabar išsikasim šitas fosilijas. Vieną kaulą dedam ir čia, o visą likusi su šitu įsidedam čia. Aš nežinau, gal jūs norėtumėt šito modo. Jeigu norėtumėt, parašykite komentaruose, kad norit. Ir aš tada sukurčiau vieną video, kaip įsirašyti dabar modus, nes kai kurie gal dar ir vis nemokat įsirašytų modų, nežinau, gal mokat, tai parašykit, aš parodysiu, kaip įsirašytą modą, galėsit žaist, žiūrėt mano serijas ir mokintis kaip, ką daryti ir kaip. Štai, jeigu čia yra fosilija. Kertam ir žiūrim. Roletas ir kaulas ir nieko daugiau gero nėra. Gerai, paimam, lipam lauk. Mums reikia tokių kaip snukį, tokį kaulą, nežinau, nebuvo tokių šudukų kaulų, todėl aš ir sakiau, kad jų nelengva gauti. Dar vis jokių tų fosilijų. Radom vieną biofosiliją. Tai va, mums reikia tokių biofosilijų labai daug. Žiauriai daug.
vis tiek aš šiandien gyventi ilgai, tai čia labai gražus būsto ir nelabai noriu turėti. Išsikirsime visas fosilijas, kurių čia yra. Ir tada, ką žinau, baigsim gal video. Neįsivaizduoju. O, gavom helmetą. Nu, šitas, čia yra Broken Ancient Helmet. Čia yra, senovinis toks šalmas, kuris, kaip čia pasakys, apsaugo nuo tokio, kardas irgi toks yra senovinis. Jisai, galim sakyti, kaip uženchantintas, nes trenkus kokiam padarui, mobui, arba kiaulė, arba, žodžiu, ir taip toliau, tokiems padarams, į juos skrenda žaibas. Tai kai yra kažkuris tenais enchantas, nelabai žinau, kad žaibo kritimas. Biški atsiprašau. Aš grįžau. Skambino man kas, tai pasišnekėti reikia. Gerai, nusileidžiame ten, nueisime ten ir dėl viso pikto, aš nemanau, kad iš 6 šitų gausime savo, pirmą tokį kaip dinozaurą, jau už 7 dinozaurų. Ten šiaip ne dinozaurai yra, ten DNR. Reikės vieno aparato, kad gautume tų DNR-ų. Išanalizuosime, mes, man atrodo, tas fosilijas ir gal gausim DNR. Gerai, toliau bėgam. Man atrodo, čia buvo kažkas. Čia va dar kasiaus. Čia labai biški keistai kasinėjau. Ne, čia nieko nėra. Gerai, turim 8, tai čia yra šiaip neblogai, jau 9. Kai aš žiūrėjau kitų žmonių video, kaip jie žaidė, tai vienas žmogus maždaug rado šitų fosilijų vos ne apie 100 ir iš jų nei vieno dinozauro negavo. Tai ką žinau, tikėkimės mums taip nenutiks, mes gausime daug įvairių dinozaurų. Gausime dinozaurą ir leisiu jums nuspręs, koks jo bus vardas. Čia dėl įdomumo. Kad turėtų mūsų draugužis kokį vardą. Nebūtų bevardis. Baumylų turėsim pilną. Patikėkit, ir dar kai išanalizuosime fosilijas, irgi gausime visokių baumylų. Žodžiu, čia kartais labai iš tikrųjų sunku gauti. What the hell čia buvo? Gerai, čia tenais nieko nėra ir čia nieko nebėra. Gerai, grįšim ir aš turbūt ant kito video gal net ir turėsiu, žinosiu ką būtent reikės turėti. Išeisim į lauką ir susidėsim visus daiktus ir turbūt baigsim video. Nes jeigu būčiau žinojęs, aš nepasirašiau iki galo video, tai nepykit, vis tiek jau beveik vakaras. Shit. Čia dar va fosilija. Gerai, aš ją iškirsiu. Tikėkime, daugiau nėra čia. Aš tikrai jau nebekirsiu. Atsiprašau, aš tikrai nepasirašiau, būčiau pasiruošęs, tai būčiau bent tą žinojęs tą aparatą, kaip darytis, dabar net nežinau, tai atleiskit. Gerai. Dėkui, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Macecrafter. Subscribinkit, jeigu nesunku, dėkit laikus, ne dislaikus, dislaikų aš nemėgstu. Ir komentuokite, labai man reikia komentarų, prašau. Jeigu žinot kažką apie šitą modą, sakykit.
Nu ir iki.